Norint kurti apkrovas automatiniu būdu iš sudarytų apkrovų galima sukurti panaudojus šitą mygtuką. Ir čia iššoka tokia lentelė, pagal ką bus sudaromi automatiniai deriniai. Tai gali būti pagal orkodą, pagal snipą. Čia galime plačiau pasižiūrėti, kas bus taikoma. Tai bus taikoma, tarkim, čia va tie phi 0,1 koeficientai. Kai prasideda čia aprašyta, kokie deriniai yra. Tarkim, kad tai yra, kai bus saugumo ribinis būvis, tai sudarant deriniai su tais apkrovos patikimumo koeficientais, o čia kintami poveikiai, tai pirmas bus su vienu apkrovos patikimumo koeficientu, o antras ir tolimesni bus jau su šitais koeficientais, kurie čia taikomi. Nu ir taip toliau, čia galima tą lentelę išsisaugoti, tarkim, čia pas mus, kadangi būna 1.3, čia galima, žodžiu, kažkaip išsisaugoti šitą dalyką, pasikeisti savo tą lentelę. Čia šiuo atveju nesaugau, palieku taip. Čia yra sukuriami automatiniai deriniai, kur matome tik tai 3 derinius ir ten nelabai patogu peržiūrėti rezultatus, todėl aš jo nenaudoju, šitas irgi panašiai toks pat, o čia dažniausiai gali ir pasirinkti ir iš karto matyti, kokie bus deriniai sudaryti ir niekad neapsiriksi, kad buvo sudaryti kažkokie deriniai, gali pasitikrinti viską. Tas man labiausiai patinka. Na, čia paklausė, kad pakeičiau tos kodus, tipo, labai jam nepatiko. Nu, nesvarbu, čia tęsim toliau. Čia paprastai nieko nekeiti, pasilieki, jeigu nori, arba vieną kartą pasidarai ir galioja toliau tie apkrovų naudingumo koeficientai, patikimumo koeficientai. Dabar čia iškart išmeta tokią lentelę, kur yra 4 kortelės. Čia yra pirma lentelė, kurią rodo, tai yra kokius derinius jisai sudarinės, tai yra gaisro patikrinimo, tai aš tai atjungiu iš karto, nes dažniausiai nereikia. Čia seismika, atsitiktiniai kažkokie tai deriniai, nu, tarkim, ten irgi nenaudojami. Toliau žiūrint, čia žiūrint, ką projektuoji, tarkim, jeigu reikalinga projektuoti gelžbetonį su pleišimais, armatūra ir taip toliau, tai čia paliekit šitus SLS, quasi-permanent, frequent, dažninius, pusiau nuolatinius tus derinius. O jeigu ten koks metalas, arba tik tai ar atraminės reakcijos, ar statika tiesiog skaičiuoja, neskaičiuodamas betono armavimo tikslių, tai čia galima netgi ir išjungti šitus derinius. Galima ir palikti, bet jų tiesiog bus daugiau prikurta. Na ir ribinis stiprumo būvis, tai čia jau paliekama. Čia galima grįžti ir pasirinkti, pasižiūrėti, ar jisai visas paėmė apkrovas, kurios yra sukurtos. Tai sužymėtos visur varnelės, tai iš jų ir kurs, čia yra grupės, kur yra sugrupuotos tos apkrovos. Tai čia yra nuolatinių grupė, paskui naudingoji ir vėjo apkrovų grupė. O čia rašo, kaip jos bus tarpusavyje, kaip jos į derinį bus įtraukiamas. Tai jeigu bus padarysiu, kad AND, tai deriniuose bus ir šitas, ir šitas. Būtinai visuose deriniuose bus ir šitas, ir šitas. Šitą pasirinkus, tai bus ir kartu, ir atskirai šitos apkrovos deriniuose ir kartu ir atskirai bus vertinamas. O čia reiškia, kad jos kartu derinėje, ne vienam derinėje jos kartu nebus. Nu, tai mes to ir norim, nes vėjas niekada nepus iš 2 ar daugiau pusių kartu. Taip galima padaryti su visom apkrovom. Ir čia ryšiai. Čia dar galima nustatyti ryšius tarp grupių, ne tik tarp apkrovų derinių. Nu ir tarkim čia susireguliavus kaip kas nori, tai dažniausiai aš išjungiu šitus. Čia tik tai peržiūriu, nes buvo kažkurioje versijoje, ar 10-oje, kad ten tam tikrus veiksmus atlikus po apkrovų kūrimo, ten būdavo, kad čia išsiderina ir ne visas apkrovas paskui priima į derinių automatinį generavimą. Nu tai tarkim dabar čia viskas gerai.
Na ir va, perėjom į langą ir žiūrim, kad tuščia, nieko nesukūrė mums. Na, tai čia yra vėlgi, kaip čia ir sakiau, čia tarp tuose ryšiuose kažkas yra nusimušę. Tuose ryšiuose yra kažkas nusimušę, todėl čia reikia susitarkyti ryšius grupių. Tai čia reikia persikelti tiesiog visas tas grupės, nes jos kažkodėl automatiškai neprisiskyrė. Na, tai tarsi programos problema, sakyčiau, arba kažkur tai buvo prašauta su eiliškumu mano darimo modelio. Taigi, žiūrim next, dabar paspaudžiu ir jau atsirado visi tie mūsų deriniai. Čia galime žiūrėti, ką jisai sukūrė, kokius derinius, su kuo, su kokiais koeficientais, kokių mums reikia, kokių nereikia. Nu, tarkim, aš čia galiu pasižymėti, kad visus perkeltų, sukurtų čia man, kaip paspausiu generate, tai sukurs čia tuos visus derinius. Tai dabar man jie, tarkim, šitas derinys, aš matau, kad niekaip visai nebus pats pavojingiausias, nes čia tik tai kelių apkrovų. Nu, tai galiu ir taip, galiu išsinginėti, galiu kaip noriu čia, ką noriu pasilikti, ką noriu ištrinti, tą, vienu žodžiu, galiu pasižymėti kelis derinius, kad sukurtų. Bet aš matau viską, ką jisai daro, tai praktiškai pačiam nereikia. Reikia tik varnelę sudėti. Spaudžiam generate ir turim tos derinius sukurtus. Tai va, matome, atsirado visi deriniai. Jų pavadinimai yra tokie, kaip yra apkrovų kokie ten tipai, ta prasme, su apkrovų patikimų koeficientais, kokios apkros. Ir va, sukurti SLS, OLS deriniai. Viskas, su deriniais tiek.